jo namai, tai labai gerai. Labą dieną, aš esu Evelina. Šiandieną aš kalbinu savo tėtį Egidijų. Labą dieną. Ką daro žmonės atradėjai? Atradėjų darbas – surasti ir sukurti žmonėms reikalingus daiktus ar dalykus ir juos tobulinti. Tai daug kantrybės ir kruopštumo reikalaujantis darbas. Kada atradėjai supranta, kad jie nori būti atradėjais? Aš manau, kad kiekvienas žmogus yra atradėjas, daugiau ar mažiau. O dėl profesijos turbūt kiekvienam žmogui skirtingai. Man asmeniškai tai buvo kažkur, kai aš buvau tavo metų. Kaip atrandami daiktai? Viskas prasideda nuo poreikių, dažniausiai tai problemų. Atradėjas ištyrinėja problemą ir pradeda galvoti sprendimus ir juos siūlyti žmonėms. Žmonės pabando šiuos sprendimus ir jei jie geri, juos naudoja, o jei ne, grąžina atradėjui. Atradėjas perdaro sprendimą ir vėl siūlo žmonėms. Žmonės vėl vertina ir šis procesas kartojamas, tol kol geriausias sprendimas randamas. Kas ir kada atrado Lego? Lego buvo atrastas dailidės Danijoje 1949 metais. Kaip Lego buvo atrastas? Lego buvo atrastas, kai minėtas danų dailidė, kuris gamino medinius žaislus, nusprendė nusipirkti plastiko liejimo mašiną. Ja perkant jis gavo bandinius, plastikinės kaladėlės. Jos turėjo trūkumą. Iš jų surinkti statiniai nebuvo patvarūs. Lego atradėjas Oli sugalvojo būdą, kaip jas sujungti. Tai buvo atrastas Lego, kurį mes žinome šiandien. Ačiū už atsakymus. Ir už ką, Evelina? Jo namai, tai labai gerai.